Lietuvoje mėgstama grupė BA, kuri pristato naują savo albumą Turtas. Labą dieną! Labas. Kaip gyvenat, kaip jūsų nuotaika? Įvairiai, visaip dabar išleistas albumas, tai keletą dienų galima buvo šiek tiek atsipūsti, bet dabar naujas lapas, reikia ruoštis koncertui. Tai toksai, dabar aš bent jau džiaugiuosi, kad pavyksta albumo iš šono pasiklausyti, nes kai tu esi tame procese, atrodo, kad tavo ausis atbukusios ir tu nebesupranti, ką darai, bet dabar, kai jau jisai yra atiduotas žmonėms, smagu, kad pavyksta pasidžiaugti darbu tiesiog su visais ir su komanda. Jūsų didelis koncertas Vilniuje, didžiausiai Vilniaus arenoje, bus sausio viduryje, sausio 17 dieną, bet šiandien mes susitikom čia, klube Tamsta Vilniuje, nes turim dar naujienų, kiek aš žinau. Kodėl mes esam Tamstoje šiandien šitoje jaukioje vietoje, kur daug gerų koncertų vyksta? Mes, kadangi pirmą kartą grosim arenoje programą ir esam turėję tokių momentų, kai reikia pirmą kartą kažką daryti dideliam koncerte, ir norisi kažkaip sumažinti tą baimę ir tiesiog prasitestuoti programą, tai nusprendėm Tamstoj padaryti sausio 7 mažesnį šiek tiek koncertą, tokią kaip generalinę repeticiją, pasitestuoti, kaip visą tai veikia prie žmonės, su žmonėm, praleisti laiko su žmonėm, nes nedarėm jokios albumo perklausos, tai norisi tą albumą tiesiog gyvai sugroti, susitikti su draugais, su keletą žmonių, kurie taip pat galės čia patekti. Ir tiesiog kažkaip paminėti tą albumą visiems vienoj krūvoj. Šiandien mes kalbėsime apie jūsų naują albumą Turtas. Jis yra 4. grupės BA pilnos trukmės albumas. Jis yra kitoks negu ankstesni, tai daug kas jau spėjo pastebėti. Ir beje, aš dar noriu paminėti, kiek aš žinau, čia berods vienintelis filmuotas interviu, kuriame mes išsamei pasišnekučiuosim apie šitą jūsų grupės etapo pradžią. Tai aš esu labai dėkingas, kad jūs pas mane atėjote šitą padaryti. Bet aš noriu pradėti nuo paties akivaizdžiausio dalyko. Paskutinį kartą, kai aš jūs mačiau scenoje, jūsų buvo mažiau negu yra šiandieną. Dabar jūs esat 5. Kas čia nutiko, kas tas žmogus, kuris sėdi tiesiai už Beno nugaros ir koks jo vaidmuo grupiai ir kaip jis prisijungė prie BA? Tai jo, sveiki, aš Matas. Labai netikėtai atsidūręs čia ir labai fainai atsidūręs čia. Tiesiog labai viskas paprastai ir netikėtai greitai įvyko, kad tiesiog vasaros vidury, atsimenu, Benas pasigavo mane netikėtai kalėjime ir sako, žiūrėk, čia gal visgi nori, čia gal kažkaip čia prisijungti prie mūsų. Viskas labai paprastai vyko, per daug net negalvojau iš tikrųjų, nes, vis tiek, buvau didelis fanas turbūt ir dabar kažkaip sakyt, čia ne tokiam variantui būtų turbūt labai kvaila. Ir labai džiaugiuosi priėmęs šį pasiūlymą ir džiaugiuosi, kaip šitą ketveriulė patapusi 5 labai gražiai mane priima ir jaučiuosi, lyg jau būčiau čia buvęs ir seniau. Tai labai šito džiaugiuosi ir... Šiaip mes buvom pabandę jau įrašinėti, mes kai Domas jau taip buvo be prisijungęs prie to albumo, aš jį pasikviečiau į studiją, žodžiu, ir mes sėdėjom su Domu ir jo žmona, kažkaip ten klausėm demo versijų ir vienam kūrinį fleita buvo įrašyta ir pagalvojom, kad reikia gyvą saksą pabandyti įrašyti. Tai aš pakviečiau Beržį iškart į tą pačią dieną atvarę, mes rašėm gyvą saksą ir po to kažkaip vis susitikdom kalėjime arba studijoje. Ir aš tiesiog žinojau, kad mums reikia dar vieno žmogaus, nes mes su Babiku jau buvom gerokai įsivažiavę su visom demo versijom ir kažkaip jau matėsi, kad tas kitoks skambesys yra ir kad reikia dar vieno žmogaus, kad mes jį galėtume išpildyti, nes būtų buvę toksai gal net pačiam prieš save nemalonus sprendimas daug dalykų sukišti į playbacką ir mes vis tiek čia su gitarom brūžinam, nors visi ten sintezatoriai ir visa kita, kas likė, eina ten vos ne iš kompo. Tai tas toksai labai natūralus prisijungimas žmogaus, nes jo kaip ir reikėjo, bet labai svarbu buvo, kad žmogus galėtų mokėtų daug dalykų daryti ir šiaip suprastų muzoną, ne tik, kad ten prie klepo ar kažką, bet ir su gitara, ar ten su perkusija, ar kažko tokio multiinstrumentalisto. Tai vat kažkaip geras variantas pakalbėti. Aš irgi gal įsiterpsiu. Žinai, svarbiausias gal buvo momentas, kai mes pradėjom repetuoti visai neseniai visą albumą ir pradėjom jį grot, nes iki tos akimirkos, pirmos repeticijos nebuvo sugrotas visiems mums esant kambarį. Ir aš nepamiršiu dabar tikrai tos akimirkos, kai mes sugrojom veidą ir visiems
tarsi, palengvėjimas buvo tiesiog katartiškas. Jis tiesiog sprogo energiją ir suprato, kad bus taip, kaip yra, Beržas priklauso čia ir atrodo, kad kitaip nėra buvę. Žinai, tas perėjimas ir įvedimas naujo nario buvo labai organiškas procesas. Mes pradėjom žvengti tiesiog visi. Tiesiog, Mes pradėjom grojom ir tu girdi, kad ir kreiva, ir dar pirmą kartą groji kūrinį ir blogai, bet tas pats jausmas, kad tai veikia vis tiek ir tu tada taip, vis tiek įsijungi vaizduoti ir pradedi matyti kažkokius vaizdinius ir supranti, kaip tu gali padaryti, jeigu pirmą kartą grojant yra toks geras jausmas ir kad viskas veikia ir viskas yra gerai, tai buvo tikrai toksai pergalingas jausmas. Ja. Šiaip gal pasakyčiau, per tą repeticiją pirmą nebuvo naujiena kažkokia, atrodo, kad viskas taip visada ir buvo. Kad tiesiog susirinkom po ilgą laiką ir atrodo, kad Beržas visada būtų buvęs, tiesiog kad senai repetavom. Simas išeina parūkyti, pasako tą patį Beržą, aš parūkyti, pasakau tą patį ir taip. Rezume Beržas labai daug rūko, nes ir aš kaip... Aš galiu pasakyti, kas nutinka toms grupėms, iš kurių nariai ateina grot grupiai BA. Dominikas Babikas yra grojęs kokiuose 14 grupių ir pusės, jūsų būgnininkas, ir pusės tų grupių paskui nebelieka. Tai aš noriu paklausti naujojo grupės nario, ar grupė Plyje, iš kurios Lietuvos alternatyvios muzikos klausytojai irgi žino tavo veidą ir tavo garsą, neturi dabar be miego naktų ir neklausia tavęs, kas dabar bus, ar tu mus palieki, tu išeini į BA. Ne, aš kažkaip manau, kad mes labai gražiai visi esam išsiaiškinę ir kad savo laiką tikrai rasiu, kaip paskirti ir ten, nes man visiškai yra malonumas būti ir ten, ir visiškai malonumas yra būti čia. Tai manau, kad problemų su tuo tikrai nebus ir judėsim į priekį su abiejom grupėm taip pat. Norėjau sakyti, kad taip pat tie patys plėnesniai buvo prieš keletą dienų pas mus studijų ir galvojau, ar jie gal atvarė apsižiūrėti, kad atkirs studiją iš mūsų. Ne, jeigu Babikas susitvarko su 14 grupių, tai kažkaip Beržas su 2 gal susitvarkys. Kaip gimė šitas albumas? Jūs esate turėję albumų, kurie kažkaip labai ilgai keliavo pas klausytojus. Šitas, nors porą metų nuo ankstesnio albumo praėjo, bet pagal BA standartus čia jau greitai. Žmonės įpratę, kad reikia laukti keletą metų. Jis nebuvo sunkiai gimdamas, jisai lengvai atsirado, jis įlėjosi savaime ir vis dėlto reikėjo pasikankinti su juo. Jisai įvyko gal greitai, bet nepasakyčiau, kad labai lengvai jisai įvyko. Galbūt ir dėl to, kad susigalvojom kažkokias tai laiko ribas ir atrodo, kad skubėjom kažkur, bent jau kažkaip man taip kai kuriais momentais atrodė, kad kodėl mes susigalvojom kažkokių tai datų, kur kažkada turim kažką baigti ir dabar čia dega ir čia reikia skubėti, bet džiaugiuosi, kad to kažkokio streso. Aš visą laiką bijau, kad į dainas gali įsigerti mano kažkokia tai savijauta. Aš, pavyzdžiui, įrašinėjau didžiąją dalį vokalų trakose būdamas ir jeigu atsikeldavau... Ką? Jeigu atsikeldavau, pavyzdžiui, ir prastai jausdavausi, ar ten prastai jausdavausi su mikrofonu rankai, aš stengdavausi neįrašinėti, nes žinodavau, kad į tą teiką mano vokalo įsirašo mano tą būseną. Tai džiaugiuosi, kad dabar klausant albumo negirdžiu, kad kažkur kažkoks blogas jausmas būtų įsigėręs į patį albumą. Tokie aiškus labai buvo aiškus laikotarpiai. Pradėjom su Babiku pavasarį turbūt, pavasario gal gale. Kažkaip pradžiai vienaip gaudavosi visi tie demo įrašai ir bandymai kurti. Po to galiausiai, kai kažkoks įvyko svičas galvoj ir pasukom kitą kryptim, viską vos nenunulinom, ką buvom padarę iki tol ir tada jau nusprendėm, kad nuo šiandien mes jau darom albumą ir kiekvieną dieną jam į studiją. Labai intensyviai, bet iki tos pradžios, kai jau žinojom kryptį, užtruko laiko. Bet jau kai atsistojom ant tų bėgių, atsimenu, Benas pasakė, koks ten mūsų deadline'as buvo. Vasaros galas turbūt jau buvom suplanavę turėti taip struktūras, kažkas panašiai, jeigu neklystu, vasaros galas. Kažkaip planas buvo parašyti pagrindą per vasarą, per 3 mėnesius ir mes kažkaip sėdėjome. Ir tada, atsimenu, tuo metu gal biškai baisu net buvo, nes toks vis tiek užsibrėžė kažkokį tikslą ir tada dar buvo toks, neturėjom daug tų kūrinių, bet jau buvo aišku, kad esam gerose bėgiuose ir viskas iš tikrųjų ir įvyko taip, kaip planavom. Žinai, Benas vis tiek prakeikė tą faktą, kad žiemą išėjo, nes reikia vėl fotkinti viską lauke, vėl viską filmuoti lauke. Su klipu irgi vos spėjom ant gražiausių rūnų žodžių. Tai žiema gal duoda to didžiausias spaudimą, man atrodo, duoda
galbūt orai, kada pasirodo mūsų muzika, nes man atrodo su Nautu irgi viskas žiemą vyko. Ir ten Benas Pusnogis filmavosi, bet šį kartą, ačiū Dievam, nereikėjo ir rankos šuo nenukanda. Ir dar vasarą visą laiką vat, kažkaip tu pagauni tą tokį gerą jausmą naujos kūrybos ir tada tu turi koncertų, kur turi groti tą seną programą ir mes kažkaip ten juokaudom, po to jau per koncertus pradėdom sakyti, kad va čia yra mūsų ten prieš paskutinis koncertas, čia yra mūsų paskutinis koncertas. Ir žmonės, sakau, čia paskutinis koncertas su tokiu sąstatu ir žmonės, tai kas čia vyksta su jūsų grupė, čia kažką. Bet jau visiškai pilna koja buvom naujame etape, bet reikėjo dar atidirbti tą seną programą ir sugrot koncertus. Tai tokiam ant įdomių svarstyklių visą vasarą iš tikrųjų buvom labai, nes aš kažkaip stengiausi niekur nieko nepausint, nekelt, niekam neleisdavau per daug ten kažkokią studiją filmuoti ar kažko, dėl to dabar beveik nieko neturim iš įrašų jokios medžiagos, nes aš tiesiog labai bijau, kad kažkur kažkas nuslys, kur nereikia. Tai kažkaip stengiamės slapčia viską daryti, bet vasaros pabaigoje tiesiog nebeišėjo tylėti, jau labai norėjusi kažkaip bent kažką žmonėms pasakyti, ką mes darom. Šitas albumas, jis nebejotinai yra alternatyvios roko muzikos įrašas, dėl to niekas nesiginčia, bet jame yra ir užuomenų į hip-hopo ritmus, yra visokiausių klausytojams labai netikėtų dalykų. Ir šiaip jau, lyginant su jūsų ankstesniu albumu Nauto, kuris buvo gana trankus ir agresyvus, šitas yra beveik švelnus, jeigu galim pavartoti tokį žodį. Kaip taip nutiko? Kokiu būdu įvyko toks gana didelis posūkis? Nežinau, kad kitokios muzikos gal tuo metu klausėm. Aš atėjau baigsiu ir galėsiu. Atėjau į vieną plokštelių parduotuvę Vilniui ir pasiėmiau visas Portishead ir Massive Attack plokšteles. Ir neatsimenu, ką tiksliai pasakė prie kasos, bet sako, čia vos net ten dabar tokia fazė ar toks laikotarpis kažką. Ir aš išgyvenau labai tokį trip-hopo ir ankstyvųjų gorilazų ir panašiai laikotarpį, su kuo visą laiką augau ir gyvenau, bet niekada kažkaip nebuvau pilnos galvos į tą įkišęs. Ir dabar kažkaip labai buvo įdomu gilintis į tą žanrą ir labai atsispindi albume iš tikrųjų tas Bristolio trip-hopo ir kažkokio hip-hopo influencijai, ant jų dauguma pastatyta kažkokių įdomesnių, keistesnių sprendimų, kurie mums nebūdingi. Žinai, aš ir norėjau užšokti ant tos temos, kad Benas ypatingai daugiau keliauti pradėjo. Ir, tarkim, Beno gyvenimo būdas asmeniškai pasikeitė. Jis iš kiekvienos kelionės, kiek tų koncertų jis aplankęs per pastarus metus ir kalbu už jį, bet jis gal prasiplės. Ir visą laiką Benas iš tų kelionių prasiveža ir kitų plokštelių, kitų grupių ir žinai, vinil shopus visokius aplanko ir taip toliau. Ir atrodo, kad manifestavo, mes irgi dažnai pakalbam apie Gorilazų įtaką mūsų paauglystės laikotarpiu. Ir klausėm kaip tik irgi 2001, man rodo, albumas vadinasi Gorilazų, tas su mašina ant viršelio. Self-titled, jo. Tai ir tiesiog tarsi pilnas ratas, žinai, muzikinio skonio užsidaro, nuo ko pradėjai, nuėjai į roką ir tada grįžai atgal prie savo tokių tarsi pamatų subtilesnės muzikos, kurie gal labiau savo asmeniškai laikys. Aš tai dar dadursiu, kad įsimylėjo ir sušvelnėjo. Na. Mes keliavomės, aš atsimenu, tas dabar kažkaip prisiminiau, kad varydavom į kažkokius renginius ten Balį ar kažkur ir įsirašinėdavau į telefoną visokias melodijytes keistas ir po to, tai kai grįžti, nusikelinėjai, nieko nėra iš tų voice memos telefonų panaudota albume, bet buvo bandyta daryti ir po to kažkaip tu aplipdai, vis tiek tai stringa tau galvoje ir kažkoks toks iš tokio kitokio šiek tiek plastilino sulipdyta, viskas neįprastai. Plius, kad pasidarė neįdomu tiesiog rockerą groti. Aš sakiau, kad taip atsibodo brūžinti su gitara ir tiesiog norėsi kažkokius naujus instrumentus išbandyti arba būdus, kaip tą daryti. Nes mes, atsimenu, su Babiku sėdėdavom ir pabandom kažką padaryti įdomesnio ir jeigu mums ilgesnį laiką nesigauna, tada mes tiesiog pradedam vėl tą savo baro kerą daryti ir tokie, mes galim padaryti gabalą. Bet ar mums nuo to kažkaip faina, nebelabai, norisi kažko įdomesnio ieškoti. Džiaugiuosi, kad pradžiai buvo noras, bet nesigaudavo, o po to, kai pradėjo gautis, atsirado labai didelis noras, kuo greičiau tai daryti, kad nepamestum kažkur ir kad nepabėgtų.
O Simonas Motijūnas, kuris mes, kaip žinom, yra ne tik grupės B gitaristas, bet šiaip gilus metalistas sieloj, kuriam patinka, kad trankiai būtų ir kad jis nesakė, o ką aš dabar grupėje veiksiu, tu prasme, ko mes čia prirašėme. Buvo toks momentas, jo, bet kažkaip, kai atsiuntė Demkės Benas, pradžioj galvojau, realiai, ką aš čia veiksiu, bet... Galvoju, kad Beržas išeis į darbą, tu susirasit. Tai, bet kažkaip atsirado tos erdvės, kad ir mažai to laiko turėjau gitariniam partijom tam prirašyti, nu, ant tų griaučių jų padarytų, bet kažkaip Benas sugebėjo tas mano trankes partijas, vadinkim, visai kitaip pakeisti, adaptuoti ir buvo fainai išgirsti, kaip jos gali skambėti kitaip, negu aš pats įsivaizduoju. Tai ir dabar repeticijose netgi smagu, kai nereikia trankytos gitaros, o gali glostyti ją, tai biški ir save kitaip atrandi. Juolab, kad tos muzikos fanas nesu aš tik tai, kad ten metalistas ar kažkas tokio. Tai Mes po to smagu ir savo kitą kryptį atrasti. Po to kitame etape, jau kai Domas pilnai prisijungė prie mūsų, mes tikrai daug leidom savo sėdėdami, nes mes namuose studiją turim įsirengę ir tikrai labai daug laiko ten praleidom, visą rudenį su Domu. Aš įskeldavau ryte 9-10, jis jau belsdavo į duris ir iškart iš lovos tiesiai eidavom į studiją ir sėdėdavom iki vakaro kiekvieną dieną. Tai Chebra prirašydavo dar kažkokių dalykų ir mes ten būdavo, pavyzdžiui, ant vienos instrumentuotės užrašyta kažkokia Simo gitara, mes viską išjungdavom ir tada ant Simo gitaros pradėdavom nuo nulio kažką lipdyti ir gaudosi, kad Simas klauso dainos ir sako, man net negalvojau, kad iš vis į tokią kryptį viskas pasisuks. Tai su juo mes irgi kažkaip ten su Domu linkėjimai jam labai svarbus žmogus šitam albumui ir be jo tikrai manau, kad būtų buvęs labiau standartinis B albumas nei toks, koks jisai dabar gavas. Tai jo, kažkaip leidom savo, atsipalaidavom tiesiog. Nu gerai, ten vieną gitaros riffą važiavau 3 kartus perrašinti. Dėl to, kad netoks saunas. Taip skamba. Daug atsipalaidavo. Taip visai atsipalaidavo. Buvo dėl vieno riffo 3 kartus variau pas Beną. Yeah. Jūs nebijojat, kad bus žmonių, kurie paklausys ir pasakys, o tai pagal ką čia bujot, kur čia galva kratyti Tai ir visada nusisuks visokių nuo jūsų. O nuomonių gal ir buvo būna. tikslas toksai, kad truputėlį paeksperimentuoti ir, nežinau, paerzinti galbūt juos. Man atrodo, žinai, vyraujančiam dabartiniam roko muzikos renesanse tarp jaunimo ypatingai daryti kažką kitaip yra normalu, atsižvelgiant dar į tai, kiek metų mes tai darom. Normalu, kad noris keistis ir faktas, kad visą laiką ir su Nauto buvo, kad kažkas nesuprato, ir su Heitu buvo, kad kažkas Tada nesuprato. žmonės norės to paties, nes jie Jo. nežino, ką tu dar gali pasiūlyti. Realiai, O nu- kai pasiūlai, tada sako, o va šitą reikėjo. Ir man atrodo, daug spalvų šitam albume yra tai atrasti. Man atrodo, kad mes ne tai, kad formuojam ir bandom kitiems suformuoti, bet visų pirma, tiek Benas, tiek Babikas, kai kalbėjo, kad jie apie save galvodami kūrė tai ir daro. Tai man atrodo, kad nuo to yra visa pradžia ir tai yra esminis. Tai aš manau, kad tų nuomonių visada visokių būna, bet svarbiausia, kad mums patiems prieš save tai atrodo teisinga ir fain. Man jo, man su Nauta buvo toksai, kur mes padarėm tą albumą ir po to aš po kurio laiko, iš tikrųjų nedaug laiko ten buvo praėję, mes pradėjom groti, aš supratau, kad ne savo šitą albumą dariau ir ne grupiai, o kažkaip, kol tu jį darai, atrodo, kad tu darai čia dėl savęs ir čia tu to nori ir tau čia viskas fainai, bet po to, kai pradedi groti koncertuose, tu supranti, kad tu tą albumą padarai tam, kad gautum kažkokį tai jausmą, kuris tau labai greitai atsibosta, tas kažkoks žmonių maištas ir visi mošpitai ir panašiai, ir tas toksai roko norėjimas ir čia maištavimas, jisai galbūt labiau buvo pastatytas ant to, kad davai, tegu žmonės dar daugiau to daro ir mes tiesiog čia šutinam ir jie tegu daro, ką nori koncertuose. Ir mes sugrojom vieną koncertą, antrą, sugrojom Nauto turą ir supratau, kad, aš jau kaip ir pamačiau tą ir pajaučiau, turėjom didelius koncertus su turu ir kažkaip tas žiauriai greitai atsibodo ir supratau, kad tas albumas buvo iš tikrųjų ne mums, o žmonėms skirtas tam kažkokiai euforijai savo paties patenkinti, pamatyti tą vaizdą ir kad tai nėra kažkaip natūralu ir tai, ko reikia galbūt muzikoje. Tai su šituo albumu stengiamės daryti visiškai, net ir buvo galbūt vienas iš tikslų, kad tam tikra dalis auditorijos nuo mūsų nesusuktų, nes jeigu jie iš mūsų kažko reikalauja ir jūs darykite tik tai taip, kaip aš noriu, tai ką man tada iš visų taim turėti kažkokį tai
kam man kurti tau? Kodėl, kas su toks iš vis, kodėl tu man turi sakyti, kaip aš turėčiau groti? Jeigu tau nepatinka mano muzika iš esmės, o patinka tik tai kažkoks daužimas, tai ne ten pataikai. Yra pilna grupių dabar, kurios groja rockerą, eik kažkur, belė kur, trankykis. Ta prasme, aš suprantu, kad viskas yra etapais. Mes turėjom vieną etapą, mes Žalgirį grojom koncertą, kur buvo tik stojama ir aš sakiau, kad žmonės pas mus niekada nesidės. Po metų aš dabar kviečiu žmonės atsisėsti ir pasiklausyti mūsų muzikos. Viskas taip greitai keičiasi ir mes patys keičiamės ir norėtųsi, kad žmonės ypatingai jaunesni strigę kažkokiam tai savo, žinai, įsitikinime, kad jie čia viską supranta apie pasaulį, suprastų, kad viskas va taip va keičiasi. Ir jie lygiai taip pat pasikeis. Tik tai pas juos biški labiau viskas yra sulėtinta dėl to, kad jie įsivaizduoja, kad čia dabar nuvers pasaulį, žinai. O, nu, taip nėra. Mes tiesiog... muzika yra darbas, mes, ta prasme, nu... Tai yra kažkoks dalis pragyvenimo šaltinio mūsų ir panašiai, bet tai vis tiek yra pagrindė, tai yra aistra ir kokią mes ją norėsim daryti, tokį ir darysim. Pajautėm vieną su Nauto albumu, dabar jaučiam visai ką kitą su Turtu. O kitas dalykas, kuris man kažkaip įstrigo iš karto pasiklausęs šito albumo pirmą kartą, aš pagalvojau, kad su ankstesniu albumu jūs kažkuria prasme buvote uždarę save į tam tikrą kampą. Ta prasme, žmogus, kuriam yra, pavyzdžiui, 40-50 arba jis ten klausos kažko ten visko nuo elektronikos iki džiazo, galvodavo, kad čia kur labai, nu, čia kažkaip trankiai labai, aš čia gal nesuprasiu, čia kažkaip. Aš pagalvojau, kad šitą albumą gali klausyti visai kitokie žmonės. Čia yra dainos, kurias tu gali klausyti neturėdamas ten labai daug bendro su ten labai alternatyviais visokiais garsais. Čia irgi toks azartas, įdomumas yra pabandyti kitai auditorijai. Aš tai žiauriai noriu plėsti auditoriją. Aš kažkaip man labai įstrigo, kai žmonės buvo, atėjo kažkoks vaikinas į mūsų akustinį koncertą, iš kurio plokštelė irgi yra išleista. Ir sako, aš pagaliau galėjau savo merginą atsivesti, nes aš visą laiką klausau, bet jai tiesiog, nu, rockerą nepatinka, bet jai patinka tekstai, patinka muzika. Sako, pagaliau galėjau ateiti su jai į koncertą. Tai tas, nu, kažkaip man malonu, kad augant norisi tikslas yra ne daugiau žmonių, o jie įvairesni, nes kažkaip... Nežinau, ar čia mes senstam per greitai, bet tiesiog norisi kažkaip groti muziką, kuri man šiuo metu atrodo, kad turi šiek tiek daugiau tūrio nei tiesiog. Žmonės ateina į koncertus ir jie net negirdi, ką aš dainuoju. Tai kam aš tada pisuosiu prie tų tekstų pusę metų, ta prasme. Nu, taip man norisi, kad žmonės suprastų, nes instrumentalas yra viena ir žmonės vedami instrumentalo, jie nesupranta dažnai, apie ką iš vis yra daina ir apie ką yra kūrinys. Norisi daugiau šiek tiek tūrio įdėti visą tai. Tai man va tie tokie žmonių komentarai kažkokie, jie labai parodo, kad mes galim pasiekti įvairesnį žmogų. Ir vyresnis žmogus visą laiką buvo mano tikslas. Iš tikrųjų, jau keletą metų man taip malonu, kai ateina vyresni žmonės, nes tada tu supranti, kad tave vertina ne tik paauglys, bet ir už tave vyresnis žmogus už tave vyresnis žmogus yra kaip du paaugliai. Tu gauni, tu daugiau gauni kažkokio... Jam reikia 2 bilietų, nes jis užima 2 vietos, negu 2 standartiniai bagerbėjai. Nu, tu tiesiog kažko daugiau gauni, nes tai yra daugiau už tave gyvenimo matęs žmogus. Žinai, aš nesakau, dabar žinai, gali atrodyti, kad mes čia žiauriai piktai ant tų paauglių ir kad mes bandom nuo jų nusisukti. Ne, visokių jų yra ir vyresnių žmonių visokių yra. Ir mes patys jais buvom galbūt. Ir mes patys jais buvom ir būdami paaugliai grojam paaugliam. Dabar mes vyresni, automatiškai norim vyresnės auditorijos, man atrodo, kad čia yra visiškai normalu. Tu, kai esi jaunas, tu gan užsidarai tam tikroje dėžėje, tam tikrose rėmose, dėl tam tikrų stereotipų. Tai vyresnis žmogus jis tai plačiau vertina ir tas jaučiasi ir mum automatiškai iš to feedbacko. Kitas dalykas, mes ir patys bręstam. Nebesišlaistom ant scenos, nebedaužom gitarų ir panašiai. Tai manau, kad žinai, buvo mielas komentaras online dėl, išlėjus albumai, kur pats prisijaukinau, vaikams paleidau Nauto. Čia imituojant personažą, aišku, Nauto taris, bet jo. Kodėl jisai vadinasi Turtas šitas albumas? Nes aš visą laiką jūsų pavadinimuose ieškau visokios ironijos, postironijos, kažkokių tai... Nes iš šito albumo siekiam susikrauti turtus. Viena iš versijų. Jo, mes galvojom, koks viršelis galėtų būti ir buvom užsisvaigę labai juokingų variantų, vad grinai iš tos, nes turtas, tai žinai, čia muzika turtas, kūryba turtas, mums jausmas ten turtas, čia visa kita, žinai. Bet tada galvoju, iš kitos pusės, kas žmogui yra turtas, ten bankomatą uždėti ant viršelio, žinai, kur bankomatė ten, žodžiu, buvom prisigalvoję įvairiausių variantų, ten iki Monopolio namukų ir iki visokių nesąmonių. Tai galiausiai gavosi taip, kad
mes buvom, turėjom koncertą užsienyje ir, žodžiu, kažkaip ten trynėmės aplinkui teritoriją ir buvo tvora su raudona lentelė tokia, kur kažkas turbūt turkiškai parašyta buvo. Ir aš kažkaip tiesiog nusifotkinau, o dar prieš pat išvažiuojant į tą kelionę, aš naktį tik tai išsiunčiau paskutinius vokalo takus Domui, kad jis galėtų pradėti juos tvarkyti. Ir jau kažkaip reikėjo su to viršeliu čia suktis, kaip čia ką daryti. Ir mes pradėjom kažkaip ten su Arčia galvoti. Ir pamačiau aš tą tvorą ir supratau, kad turtas žmogui yra tai, kas yra už tvoros. Ir tą turtą dažniausiai saugo šuo. Dėl to albumas turi 2 viršelius. Priekyje yra su blikste nufotografuotas šuo. Antroji pusė yra antras albumo viršelis, kuriame, nežinau, bet koks žmogus, arba senas, arba jaunas, arba paauglys, arba paauglė, kažkas bando įlysti į mūsų teritoriją, bando paliesti mūsų turtą ir tuo pačiu fotografuoja mūsų albumo viršelį, kas yra šuo, kuris nuo šio žmogaus mus bando apsaugoti. O tai yra, žinai, bet kas. Žmogus, kuris ateina prie tavęs ir tavęs neatsiklausęs tave fotografuoja ir bado tave pirštais, šitas žmogus galbūt tai yra, galbūt apskritai kitų žmonių kažkokios nuomonės ir sakymas, ką tu turėtum groti, tai yra lindimas tavo turto, nes ne ant to muzika ir jos jausmas yra pastatyta. Tai čia interpretacijų gali būti šimtai, bet man fainai, kad albumas turi 2 viršelius ir gali pamatyti tvoros abi pusės, žinai. Man ta interpretacija pirma, kuri ateina į galvą, yra kontrastas, kadangi albumas, mano nuomonė, gal net melodingiausias iš visų ba darbų ir, ta prasme, ir turim agresyviausią ba viršelį. Šuo žino, kad jis yra ant šito viršelio. Kur jis rado šitą šunį? Jis iš interneto bibliotekos piko. Kai išėjo šitas viršelis, mano draugas Danas parašė, atsiuntė video, sako, labas, žiūrėk, taip atsitiko, kad mano šuo ant jūsų viršelio, ar galėčiau gal plakatą, tai aš nežinau, kaip tas atsitiko. Tai mes turim su Benu pašunį, Babikas irgi turi šunių, nei vienas iš jų netiko. Biškėlį minkštesni šuniukai. Jo, šitas toks agresyvesnis. Nežinau, šiaip iš tikrųjų grupės vadyboje buvo užduotis duota surasti šunis. Su kumpi vilioja. Tai surado, šiaip čia žvėrinė fotografuotas viršelis. Dar galėjo kitaip gautis jisai, bet žodžiu džiaugiuosi galutiniu variantu, nufotografavo Dominikas Bliznikas, tai džiaugiuosi irgi, kad prisijungė jisai vos ne paskutinę minutę ir viskas gavosi taip, kaip gavosi. Aš padarysiu tą geriečio darbą ir padėkosiu tiem vaikam, kurie atėjo pastovėti alternatyviam viršeliui, kurie nepateko į kadrą. Tai čia jums, draugai, ačiū, kad pabuvot, pašalot. Kūryba dėja yra kūryba. Taip. Tas antras viršelis turėjo kitoks būti ir mes jam buvom surinkę masuotę, bet pasirinkom galiausiai vieną žmogų, nors čia turėjo būti kokių 15 turbūt. Aš atnešiau akmenį jai atsistot. Kad... Tai parašė, po to sako, lemba, išsirinkot viršelį, tai mūsų nebus. Ai, surasit kur nors, sudėkit paskui alternatyvius variantus į socialinius tinklus, kad žmonės vis tiek matytų. Aš noriu pasidžiaugti, aš pirmas beveik už grupės ribų laikau rankose plokštelę ir... Aš iš vis pirmas. Čia atvažiavo ką tik iš tą filmavimą. Gerai, tai ką, jinai labai gražiai atrodys ir ją jau greitai visi galėsit turėti. Žinau, kad daug žmonių yra susidomėję. Jeigu mes, nors ir banaliai skamba, bet turėtume atrinkti, nežinau, 2-3 dainas, kurios iš karto yra pačios svarbiausios. Ir kodėl jos yra pačios svarbiausios šitam albume. Aš žinau, kad muzikantus užnisa šitas klausimas. Būna, kai jie iš vis negali atsakyti. Bet pirštai rodo, Nikita pirštais rodo į grupės naujoką. Ai, mane? Tai, okei. Manau, kad pats svarbiausias kūrinys albume yra pats pirmas, Veidas. Jo, nes čia kaip filmuose su pirmu kadru. Jis yra pats svarbiausias. Ir man atrodo, kad čia lygiai taip pat tos pirmos 30 sekundžių ar 1 minutę labai gerai nutikė klausytoją. Bet kai skrečas prasideda. Jo, tai jo, realiai yra atverčiamas kortos klausytojai, jis supranta, į ką pasinėrė ir šiaip žiauriai geras gabalas. Tai, ta prasme, manau, kad vienas iš svarbiausių. Man atrodo, jis gerai parodo viso albumo veidą. Jo, exactly. Linkėjimai Mamaniai ir Arnui, kad prisijungė būtent prie pirmo kūrinio.